Nu, kas čia per daiktelis dabar? Kaip jisai čia veikia? Net nežinau. Diesel. O, tai tau. Diesel, nu. Reikia dizelę susirasti. Žalios. Traktorių tada pasimsim ir musėt, kad į 4-tonę įsikrausim. Nes priekabėlė dar sulūš mašininė, nes jin čia 0,5 toną sveria. O plius ir kaip mes ją išsikrausim paskui. Tai su traktoriu. Aišku, priekabai bus likę akmenys po akmenų rinkimą. Taip. Nieko keista. Ok. Nu, šiandien užsikursi. Tada nepasikroviai po vakar. Nu, šviesytės užsikursi. Nors kažkaip lėtai tas čiuk daro. Tuoj pala pašils. Arba ne. Yra kaušė dar akmenų, tai mes tos akmenus pabandysim dar išverst. Bet gali būt, kad vis tiek šakes turėsim užsikabinti, nes kaip aš su kaušu ją pasikabinsiu. Bet kaušą irgi reikės, nes gal smėlio biškį pritrūksta ir reikės atsivežti. Tai nežinau. Čia išpilkim akmenus. Pasikeisim kaušą. Šakės už BMW, aišku, BMW rakto irgi nėra. Aha. O Jėzau. Gal pro čia privažiuosiu. Užsifiksuosim šakes ir akmenis biškį patrauksim šoną. Nu, jeigu aš čia kažkur padėčiau, gal nepabėgtų, kol nuvažiuosim.
ant to diržo čia atlaikos. Nu, sakykim. Okei. Nu, pasikėlėm laimingai, bandom važiuot. Gal pavarą susilietinkim. Gal gerai? Ups. Taip, tas čia. Tas čia. Būt gerai gal da kokią leikutę susirast, kad ten visko nepavaryt. Čia po statybų likę daiktai. Gerai, nusipjausim butelį kokį. Bus ramu. Viskas. Važiuojam. Negaliu nusiimt kameras, nes susireguliavau, kad geras vaizdas būtų. Bet aš nematau, ką jinai rodo. Tai atrodys juokingai visą dieną. Kaip ateivis. My bad. Galima belia kur padėti ir nuvažiuot, ar reikia arčiau nusivežt. Gal pasiveškim dėl viso pikto, nes kaip minėjau, nesu da bandęs tokių darbų. Oi, į krūvą važiuoju. Tai čia tas diržas, aš kaip suprantu, amžins, jau jisai čia ir turbūt diesel. Nu, kaip dabar su to diesel? Kaip tu čia nusiemi? Bet aišku, gerai pirštinę susirast.
Nu, pradėkim su pilnu baku, pažiūrėsim, kas gausis. Kiek jisai čia rinto kuro, net neįsivaizduoju. Nu. Čia stop. Čia max. Čia min. Taip, mes norim min. Čia raktelis yra, čia gal su starteriu. Okej, no, pabandom. Kas čia dabar? Nu tai viskas, nežinau ką dabar su juo daryti. Atvažiuoti turėtų žmogus pažiūrėti, iš kurio išsinomavau. Gal kažką pasakys. Iškrito detalė, daliktais iš jos. Šviežia va tokia. Net neįsivaizduoju, kam skirta, bet gal dėl to jisai mato, kad kažkas negerai gesinas. Nu tai pasakys, kai atvažiuos. Tai nežinau, viskas, nusiet baigiu šiandien filmuot, nes ką aš nieką nepadariau, va biškai aplink čia pasivažinėjau. Šiaip spaudžias neblogai, va čia kur viena iš didžiausių duobių buvo sulinda, nu nežinau kaip jums parodyti tą kontrastą, bet gal kažką matysit. 20 kokį centimetrų sulinda gilyn, kur buvo duobė va šalia šito polio. Tai čia stebėtinai mažai, nes čia irgi buvo duobė, bet gal dar pasitrambuos, tai dar paeis gilyn. Bet tai va, tik tiek padariau, aplink kelis apažinėjau ir tai dar čia reiktų pakartot. Tai nežinau, nieks neatvažiuos jos dabar suremontuoti, nes visi užsiėmė. Tai vežu namo ir žiūrėsim, kas bus toliau, ar dar gausiu, negausiu. Nes nesunkiai yra, o čia vietinės parduotuvėlės tur tik tai lengvas, sakė, 70 kg, o čia pusę tonos. Tai va, tai viskas, šiandien tiek. Tai Superman tu apsisuk, tai kaip tu neapsisuks? Nu, tai atsikabyti, vis tiek priekabą stumti ant užpakalį.
Oi. Oi. Eu. Viskas. Varom. Nu tai ką, sutaisė pagaliau vibro plokštę. Tai jinai man sugeda spalio 20 dieną. Šiandien yra lapkričio 16. Tai praėjo beveik mėnesis laiko. Per tą mėnesį nieks nesidarė. Statybos pajudėjo absoliučių nulių. Tai bandysim kažkaip operatyviai apsisukti. Staigiai susivibruojam, staigiai išsitęsiam polistirolį, staigiai susidedam armatūrą, staigiai užbaigiam visą rostvarką. Gali išeis per kokias 4-5 dienas padaryti, pasimsim atostogų iš darbo, jeigu duos. Ir staigiai viską padarysim. Nes jau naktį minusas atsirandinėja. Vakar buvo -5, šiąnakt nebuvo minusų, nu tai taip ant ribos. Bet betonuojantį pilsim vis tiek ant tavo priemaišų, kur šalčio nebijotų. Tai turėtų gal da viskas gerai būtų, turėtų spėti šiemet padaryti. Tai va, viskas, važiuojam į objektą. Šlapė. Taip, atjungiam šitą. Tada atkabinam priekabą ir bandom išsikraut tą gėrį. Nu, sugeda beveik tai su pilnu baku. Pažiūrim, ką turim dabar. O, jezu, nu gal kamera palaikys man šitą. Taip. O, surprise. Beveik pilnas. Ok. Gerai. Taip, mes jau esam profesionalai. Mes viską žinom. Čia kabliuką atsikabinam. Šitą čia. Ir bandom kurt. Gerai, gal ne visai profesionalai. Stop. Min. Gerai. O. Veiktų. O, Dieve, dabar važiuoju. Nu ką? Pradedam. Duodu nedaug laiko GoPro, nes ties tokiu oru turėtų greitai. Tai pažiūrėsim, kaip mums čia seksis tą video padaryti.
Nu tai va, tai turim tokią padėtį, kad kelnes jau permirka. Visą šitą kraštą jau apėjau. Lika tik tai vat keli čia poliukai, tai vat išsimsim šitą, kad netrukdytų. Aba. Oi, čia šitas nenori pasiduoti, mes jam dar biškį. Pamesim čia į šoną. Ir viskas. Ir nežinau, gal šiandien jau užteks, nes vėjas didelis, kelnes šlapės, tai biuletenį reiks paskui jums. Situacija tokia, kad va čia, pavyzdžiui, šitų polių iš vis praktiškai net nesimatė. Tai susitrambavo, nu, per visą pirštą drąsiai. 10 cm gal. Šitą dabaisiau. Šitą va, kiek dar smėlį ant viršaus yra, tai jisai va tiek va buvo po smėlių. Praktiškai per visą delną. Tiek sukrita žemyn. Nu. Oi, labai viskas apsiniaukia. Iš kur žemė pirkai? Dovanų gavau. Kai nuperki 15 priekabų, smėlė, žvyrai ir panašiai, gauni dovanų žemė, 3 mažytės priekabėlės. Bet toriukai fantastiniai. Nieka negali. Vėsus karštų tokie. Nu, nekarš dirbti yra. Nekarš, tai yra normalius. Nu. Gražiai. Nu, toks šitas gražiai, tai čia per daug smėlė reiks nukast, o čia čiut neužsisodinau, nežinau kodėl. Nu kaip jis gali stovėti? Nu tai laistėm, bet tai jau kiek laiko praėjo. O, vis tiek jis neiščiūna. Tai čia dar šviežesnė smėlė, kokią reiks užsivežti, praliekti. Nu bet čia kaip ir nereiks, čia va tiesiai linija, va taip pagautas tikrai viskas. Bet sakau, čia per daug smėlę su prisivežęs. Kodėl per daug? Nu tai jeigu pamata aukštis kemda, polistirol, sidabiškai virš turbūt vis tiek. Tai ten kokį 30 tik išlindė. Ten, sakai, nesukris daugiau? Nu, blemba sunkiai. Nelabai jau krenta. Jie labai krenta, ne? Nu tai čia į vidurinus. Netilps čia kaušus, netilps. Netilps kaušus. Egyda su kaušu tilptų, žinai. Egyda dabar šimtai. Tai nieka atlieks vis tiek. Nu, tai čia nedaug, tai čia į vidurį sustumti ne viskas. Atvažiavo pastiprinims, kad jėgų neprarast. Tai visur, kur buvo poliai nusileidę, dasivežėm tą smėlę ir tik tai tas vietas da pasitrambuojom. Gal su lazeriu net kažkas matysis, orais biškai irgi pasitaisė. Tai žiūrėsim. Tai viskas, vežu atiduot plokštę. Jaučiu vis tiek šiandien bus trumps video, tai dar vieną dieną pabandysiu nufilmuoti, kaip nulyginsim paviršių apačiai. Tai manau, susitiksim dar rytoj. Ciao.